Jeigu man reikėtų trumpai prisistatyti ir kažkaip apibūdinti savo gyvenimą, tai tikriausiai padaryčiau tą faktais. Esu Anastasija Varnaitienė, gimiau 91 metais vasario 7 dieną Vilniuje. Pagal zodiako ženklą esu Vandenis. Užaugau rusakalbėje šeimoje, dėl to mano gimtoji kalba yra rusų. Lietuvių išmokau tik būdama mokykloje. Anglų kalbą studijavau universitete kartu su rusų kalba. Čia buvo anglų-rusų kalbų lingvistika, tai turėjau tapti vertėja. Ir kaip matote, netapau, tapau mokytoja. Iš tikrųjų, turėjau praktiką vertimo biurose, nelabai man patiko dirbti su tekstais, su žmonėmis smagiau. Vat, studijavau dar švedų kalbą magistrantūroje, dirbau įvairiose kalbų mokyklose, tai turėjau įvairių patirčių ir su kalbomis 4, dėstant ir mūsiškiams, ir užsieniečiams, su įvairiais kalbos lygiais. Tai galiausiai supratau, kad reikia turbūt išeiti dirbti savarankiškai. Vat. Apie asmeninį gyvenimą ką galiu pasakyti, kad esu 19 metų santykiuose su vyru, turime 9 metų dukrą, labai mėgstame keliauti ir lankytis roko atlikėjų koncertuose. Kas jūs dar domintų, klauskite komentaruose.